Sveiki, su jumis ir vėl sveikinasi bastūnai. Sveiki. O kągi mes šiandieną veiksime? Plauksime. Plauksime kur? Jūra. Plauksime jūrą, taip jūs teisingai išgirdote, mes plauksime jūrą su savo valtele. Dabar stovime prie jūros. Upės. Taip, dabar esame Kvėdarnoj prie tilto, nuo čia pradedam plaukti. Ir plauksim neaišku kiek. Turim šiandieną ir rytojų. Kiek pavyks nuplaukti, tiek nuplauksim. Taip. Naktį miegosim. Taip. Naktį neplauksime. Plauksime tik dienos metu, šviesiu paros metu. Taip. Nes jūra yra pavojinga. Taip, dabar yra po 7:30 ryto ir pradedam savo plaukimą. Nusimato graži karšta diena. Taip. Taip. Kas toliau? Na ir viskas, pradedame. Taip. Kas tai vyko? Pirmas akmuo. Čia yra sutrukdė man nusifilmuoti, jūs nežinot, kaip jie yra. Ir dabar esam pastrigę. Ir šį kartą plauksim abu su tokiais irklais, taškysimės. Bet kadangi yra vasara, tai kaip ir aidzin, sakom, tegul taškas. Taip, turim nuplaukę beveik 3 kilometrus. Kaip iš vis sugalvojom plaukti šiandien? Tai vakar vakare. Viskas vyko reaktyviniais greičiais, skubėjimais. Šiandien kėlėmės 4 valandą, viską ruošėmės ryte, krovėmės daiktus ir kai ką palikom. Palikom ką? Gelbėjimosi liemenę. Reiškia, neišsigelbėsim, jeigu įkrisim. Kaip nusimato, tikrai labai graži diena. Mūsų tikslas yra nesudegti šiandieną, nes tikrai svilins žiauriai. Degsim. Taip, bet šį kartą aš pasirūpinau kremu nuo saulės. Dar kol kas nesam išsitepę, nes dar yra normaliai, dar neverta teptis. Bet už kokios valandos gal jau pradėsim tepliotis veidus, bent jau rankas. Šiandien maudysimės. Tikrai maudysimės. Bent vieną kartą tikrai. Prižadam išsimaudyti su bastūne šiandien. Privalom. Šiaip tiesą pasakysiu, man nelabai patinka lysti į vandenį, nes neaišku, kas tame vandenyje gyvena. Galvojau, kad duše. Ne, aš nemėgstu gamtoj vandenyje būti. Šiaip man patiktų, bet aš nemėgstu būti tarp padariukų gyvių visų. O jeigu koksai krokodilas, o jeigu koksai ryklys nukąs koją, tai paskui reikės kokį dviračių minti. O jūroje tai yra vis tiek? O jūroje yra ryklių. Nežinau, čia man bus maudytis vandenį bus iššūkis, iš tikrųjų pasakysiu. Aprodykite, prašau, piliakalnį. Čia yra piliakalnis. Juk ne visi yra plaukę į jūrą. O piliakalnis yra koks? Koks? Koks. O kada žinočiau? Jeigu gerai įskaičiau, tai Dievaičio piliakalnis. Kaip gražu čia. Gražiai šita vieta atrodo. Jo. Prieš savaitę labai lijo. Sakė žmonės, kad labai sraunu yra, bet savaitę praėjo, tai žinokit, nelabai. Sraunumo. Jo. Tik vietomis. Bet vandens yra, tikrai netrūksta jo. Nufilmuokime, yra krioklys. Didelis krioklys. Jau čia kokių 3 metrų. Pločio. Kas vyksta? Turim problemą.
Tarp akmenų bandysim praplaukti. Na, gerai. Gal taip lėtai ir pavyktų mums? Reikia atsistumti ir bandyti per ten. Gal man pastumti? Truputį buvom pakibę. Kojas nusiprausėm. Sutapimas ar ne, nežinau, bet nuo tos vietos, nuo kurios mes pradėjom plaukti, mes nuplaukėm 6 kilometrus. Kas vyksta? Laiptas. Ko stovite? Ieškau akmenų. Kad nesitrenktumėme, bet trenksimėme. Nu, gal plačiau praplauksim. Čia labai geras ruožas. Labai smagu. Patrenksim į skradį. Galim ne. O, tikra jūra. Nebefilmai? Filmuoju. Ką? Žiauriai gerai čia buvo. Dar nesibaigė. Kas vyksta? Aš taip pietauju, pusryčiauju. O kas ten vyksta? Ten baidarininkus lenksim. Ar tikrai lenksim? Manau, kad aišku. Plaukiam 3 valandas ir dabar turim plaukę 10 km. Tai yra mūsų mini jubiliejus. Pirmieji mūsų 10 km. Dar 9 valandas ir turėsim 40. Nu. Labai rami upė, nėra tų srovių gerųjų, kur mus neštų ir beveik irkluoti nereikėtų. Mes mėgstam taip neirkluoti. Mes turim nešti. Esam patogiai labai parkritę ant tokių gėdučių, čia taip va ir užmėgti galim. Aha. Ne pirmą kartą. Iš patirties. Taip. Dabar stovintis vanduo. Visiškai. Valtelė mūsų beveik 1000 kilometrų nuplaukusi. Visokiais tvenkiniais, upėmis, jūromis. Daug patyrusi. Tai ne šiaip sau. Daug daiktų susikrauti galim visai savaitė. Tai va. Ir visiškai stabili, su ja apsiversti beveik neįmanoma. Dabar būtų juokinga, jeigu apverstų mūsų valtį. Būtų juokinga, jeigu krisčiau. Aišku, greičio nėra. Greičio tikrai nėra didelio su šita valtele. Su baidarė tikrai greičiau yra, mes net nesiginčijam. Aš manau, kad su ta valtelė mes dar nuplauksim nemažai kilometrų, įveiksim ne vieną upę. Tai visokių yra pamąstymų, visokių ateityje planų yra, galimai mes su jie dar daug pamatysime. Taip, galimai dar pamatysime su šita valtimi daug krantų. Daug pakrančių upės. Visokių upių. Dar sakiau, kad maudysimės, tai aš gal vis tiek įkrisiu, nes aš kalbėjau už abu. Bet aš negaliu kalbėti už abu, tai aš tai turėsiu būtinai kristi, jau prisišnekėjęs iš to. O žodžio reikia laikytis negalima
nesilaikyti. Bastūnė, nežinau, ar jinai nieko nesakė. Tai pamatysime. Stebėkite toliau, prašau, neprasukite. Prašau neišjungti. Prašome neišjungti. Nebent paspauskite like ir toliau grįžkite į mūsų video. Nes matysite maudynės. Nežinau, kaip jos atrodys. Gal tiesiog iš kelienų ir parkrisiu. Kas vyksta? Maudynės! Maudynės! Tai va, čia labai gilu yra. Yra. Vanduo nėra šiltas. Tikrai nėra šiltas vanduo. Tikrai. Tikrai nešiltas. Bet pirmą kartą šiais metais ir praeitais, ir dar praeitais. Raketas skrenda. Matau kliūčių. Pavyks vienam. Gal ir taip. Norėčiau į dešinę. Varyk į dešinę. Labai norėčiau į dešinę. Okay. Priplaukėm pajūrio tiltą. Turim nuplaukę šiuo metu 25 km. Ir plaukiam 7 valandas 45 minutės. Ilgai. Ilgai. Bet užtikrinta. Kas čia vyksta? Aplenkia mus šutlė. Aplenkia mus baidaristai. Jie plaukia daug greičiau nei mes. Daug. Mes šiandien turim pagauti ryšio, mums reikia ryšio. Šiandien žiūrėsime mes sportą. Kas vyksta, kaip sekasi? Gerai sekasi. Kas gero, kas naujo? Turime 30 km. Nuplaukę, planuojam dar 10 max plaukti. Gal ne tiek nenuplauksim. Aišku, žiūrėsim pagal vietovę, kur galim išlipti patogiai. Ir pasistatyti palapinę. Dabar yra be 25. Toks silpnumas apėmė šiek tiek. Miegutis. Ane? Tau taip yra? Ar tu norėtum pamiegoti? Nes jau iš tikrųjų plaukiam 9 valandas. Tai jau nėra mažai. Ir turim 30 km. Buvom, pirmą kartą reikėjo persinešti valtį mum. Nebuvo, praplaukiam. Jo, tokiam kaimelį Žvingiai buvo vieta, kur toks senas kelias, senas tiltelis ir ten nebuvo įmanoma nei pro apačią pralysti mum, nei per viršų. Tai reikėjo išsikelti, persikelti viską.
Jau esam prie Balskų, tai Jo, visiškai stovintis vanduo. stovintis vanduo, dabar reikia jau dirbti išvien, jei nori plaukti. Kiek turime valandų? Tuo pasakysiu. Valandų turime 6 valandas. Ir turim 35 kilometrus. 35 kilometrus. Mhm. Tikriausiai dar 5 kokius, o ne, bandysim. Nu, reikėtų bandyti. Nu ką, varom ieškoti vietelės, kur išlipti. Tikimės išlipsim ten ir tenais bus ryšys. Nes reikia žiūrėti krepšinį. Geras išlipimas, ryšys geras, kad būtų. Ir viskas, daugiau nieko nereikia. Kas vyksta? Neradau vietos. Kokios vietos? Miegojimų. Kur buvot išėjęs? Į vilkų laukus kažkokius. Vilkų kalvagubrį. Nieko gero, iš tikrųjų. Nieko gero neradau. Kad būtų lygi vieta, tai galėtumėm bandyti, bet... Ten nėra lygu visiškai, jau nevyko. So. Jau 100 metrų. Taip, kalvagubris yra, žinai, ir eini viršūnę, bet nėra lygios vietos. Reikia varyti atgal vieną pusę. Ką, jau temsta, žinokit, jau yra beveik 8:30, o sakėm, ilgiausiai plauksim iki 8. Nerandam, kur išsilaipinti. Vadai pobėlė. Važiuojam. Gal pavyks nors surasti. Atvykom į savo miegojimo vietą. Nežinom, galim, negalim. Čia yra parašyta Rimutės pliažas. Atrodo šiaip tokia visai smagi vieta. Didelė tokia laukymė. Čia apipjauta žolytė. Ten šiek tiek toliau girdisi, kad žmonės lyg tai maudosi. Tai galimai ten tas pliažas ir yra toj vietai. O čia galvojam, gal galim mes pasistatyti palapinę. Gal mes niekam netrukdysim. Šovė. Kas vyksta? Mes jau palapinėje. Jo, šiaip yra karšta. Tikrai karšta. Man dažniausiai niekada nebūna karšta palapiniai. Šiandien karšta naktis. Jo, turim ir liūdnesnių žinių. Ne tokios liūdnos žinios iš tikrųjų yra, bet aš pamečiau savo akinius nuo saulės. Buvau čia užsidėjus ir nejutau, kada jie... Ir rytoj išpliks akis. Išdegs akis rytoj. Čia blogiausias dalykas. Jo. Koks dar liūdnas dalykas yra? Čia nėra ryšio visiškai. Jo. Norėjom susirasti vietą, kur yra ryšys. Ir tik tai, kai įlindom į palapinę, supratom, kad ryšio nėra. Taip. Visiškai. Reiškia, šiandien nueisim miegoti anksti. Anksčiau nueisim miegoti. Ką mes pavakarieniausim. Ir eisime miegoti. Daugiau nėra ką veikti. Tai va, tai kiek šiandien nuplaukėme? Dabar labai tiksliai negaliu pasakyti, bet netoli 40. 39 kažkiek šimtų. Netoli 40 yra. Esam netoli Balskų tvenkinio. Iki Balskų pačios užtvankos liko apie 9 kažkur kilometrai. 8-9 kažkur. Bet rytoj tos 9 kilometrus plauksim labai ilgai. Žiauriai ilgai, nes čia paskutinius, nežinau kelius kilometrus, bet jaučiu koks 5. Maždaug 5 kilometrus, aš nežinau kiek laiko plaukiam. Kelias valandas. Atrodo, kad kartais net 2 kilometrų neišeina nuplaukti per valandą.
Nes čia visiškai yra stovintis vanduo ir kažkaip O ir sunkiai. klotis jau tiek prairklavus šiai dienai jau nelabai nori, nu kaip, sunkiau jau. Nes kiek jau tų valandų čia plaukiam. Apie 13 valandų irklavom. Ja, išlipti praktiškai nebuvom išlipę. Vieną kartą. Vieną... Tą vieną kartą galim užskaityti dar, kai persikėlėm valtį. Nu, tai 2 kartus buvom realiai. Jo, bet trumpam labai. Išlipę ir viskas. Ir visą laiką buvom valtį, plaukiam. Tai Iš tikrųjų, mes pietų nevalgėm. užkandžiukų visokių pakirtom. Ir užteko. Jo, dar turėjom asmeninį kurjerį, kuris norėjo mums pristatyti užkandukų, skaniukų. Ir Pristatė mums skaniukų. Dabar Tai reikės valgyti tos skaniukus. dėkojam už tos skaniukus. Bet kažkaip mes dabar valgysim kažką rimtą. Aš manau, kad mes valgysim, tai pasakysiu, ką galiu parodyti. Aš kažkaip labai gal norėčiau. Turim tokius veganiškas žuvis, vadinasi. Čia yra iš pupelių padaryta ir ale žuvis, konservai kažkokie. Tokio stiliaus vieną kartą esam ragavę, bet su citrinom. Nebuvo labai skanu, bet šį kartą sugalvojom paprastus paragauti. Irgi turbūt nebus labai skanu. Čia skaitasi padaryta iš žirnių. Žuvis iš žirnių. Na, ale žuvis toksai, Taip. bet ne žuvis. Čia yra žirniai. O rytojaus planai atsikelti, neaišku, dar kelintą valandą, nes nenutarėm. Bet turiu įtarimą, gal kokią 6. Gal 7. 6-7. Daplaukti tą užtvanką, persikelti ir toliau plaukti jūrą. Bet plauksime iki nevėlaus vakaro. Jo, nes reikės mūsų atvažiuoti parsivežti, tai nenorim apsunkinti parvežėjų, kad labai vėlai nebūtų. Parvežėjų. Nes parveš mus, tai parvežėjai bus. Gal. Tai nežinau, ar jau atsisveikinam iki ryto, ar dar darom ragaujam epizodą su netikra žuvim. Darom epizodą. Jo. Bus epizodas, kaip valgom netikrą žuvį. Ir vertinsim. Nes tikros žuvies mes nevalgom. Nes vertinsim nuo 1 iki 10. 1 labai blogai, 10 labai gerai. Jo, bet su keiksmažodžiais bus, žinokit. Nebus keiksmažodžių. Turi būti. Negali būti. Kodėl? Gerai. Kodėl reikia keiktis? Nes bus labai neskanu. Reikės burnoti. Daug burnoti. Jau yra nusiteikimas. Viską daro nusiteikimas. Aš, pavyzdžiui, esu nusiteikus, kad bus normaliai. Gerai, aš ir bandysiu to nusiteikus. Ir jeigu būtų normaliai, tai būtų visai fainiai tokių dalykų kartais kelionėje įsidėti, nes mums nėra tokių skardinėse dalykų. Gerai, ragaujame. Nu ką, kas dabar bus? Mes pasiruošę. Mes pasiruošę valgyti šitokią. Ragauti. Ir valgyti, nes kad ir neskanu bus, reikės suvalgyti. Pradėsiu nuo kvapo. Kvapo nėra. Gal sergu korona. Kvapo nėra jokio. Beveik nėra kvapo. Gerai, ragaukime. Kad su žuvim kažkas būtų susiję, tai tikrai nėra. Tas man iš tikrųjų patinka. Aš dar norėčiau patikrinti galiojimo datą pirmiausia. Kam būtų galiojimo data?
Toks jausmas, kad kažkokie keisti man. Iki 27 metų. O, prašau. Nu, vertink. Skonį neapibūdinsiu. Visai šitai, nežinau kaip čia pavadinti, tam reikalui duona būtina. Man asmeniškai nėra neskanu. Man visai gerai. Kitoks biškiukas skonis. Bet čia iš esmės kaip sojų faršas jaučia. Bet iš žirnių. Kaip žirnių faršas. Man tai nėra skanu. Na, sakyk, Namie nevalgyčiau. aš valgyčiau. Ne dėl to, kad aš išpuikęs. Tiesiog neskanu. Vertink. Vertinu. Tada pamastysiu. Tu pirmas vertink. Iš tikrųjų tarp 4 ir 5. Bet jaučiu, kad duočiau 5. Dabar esu šiek tiek išalkęs, tai gal dėl to. Duodu 5. Man kokie 7,5. Oho. Man normaliai. Galėsi namie valgyti. Galėsiu. Kas vyksta? Mes jau po žuvies. Po žirnių. Ten kažkas sušvilpė man. Švilpė, sakai, jau jum vaidenasi. Dabar yra po 9:30 ir mes eisime miegoti, nes mes neturime ką veikti. Taip, suvalgėme žuvį, atsigėrėm vandenuką ir užsimanėm miegučių. Jo, eisim miegoti. Tikrai taip. Nu tai ką, iki rytojus. Labanakt. Labanakt. Labas rytas. Labas rytas. Pramiegojom. Jo, naktį lijo, griaudė žaibavo, dar kažkas baliavojo šalia, pusę nakties, muzika garsiai ėjo. Šiaip kaip ir labai būtume gerai miegojami. Gerai, išsimiegojau vis tiek. Bet dabar yra kiek valandų? 7. 7, žadėjom keltis 6 valandą praradom, bet gal tiesiog pasistengsim išsikuisti greičiau. Tai praradom kokį pusvalandį tada gerą. Tai nieko tokio. Pavalgysime, susipakuosime ir mūsų laukia sunki atkarpa. Ką jūs dabar bus? Kaisimės kavytę. Einam pusryčiauti. Pirmin. O Jėzus Marija, imk. Nu, kiek iš ten.
Yra su obuoliais ir cinamonais. Ragauju epizodas. Duodu daug šiandien. Jau vakar žuviai. Kas vyksta? Pakojamės. Pažiūrėkit, kaip mūsų puodas gerai susirenka. Puodas. Surinkinėkite. Su kalnais. Taip, su kalnais. Labai gražus. Kokio yra dydžio puodas? Kiek skaitosi? Viduj galima užpilti, rašo 750 ml, bet manau apie litras telpa, nes varom iki viršaus. Gal 900 ml. Nu, galbūt. Tai va, čia dalis, užsisuka jinai. Čia viryklė tas skaitosi. Štai tai būna ir balionėlis prisisuka. Bet labai jinai patogiai susideda. Įsileidžia į vidų. Tukšt. Balionėlis mažas. Tukšt. Ir mūsų puodeliai. Nežinau, ar matėte, reikia dar kartelį parodyti. Jau čia 150 kartų matė, kas mus matė. Bet gal kažkas nematė. Štai puodeliai. Tukšt, 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 tukšt. Laukit. Tukšt, 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 tukšt. Ir plonytis. Irgi telpa. Irgi telpa į viryklėlę. Tukšt, tukšt. O štai taip atrodo. Idealiai. Dangtelį turi taip pat, kad greičiau užsikaistų. Tukšt. 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 Viskas va. Visa virtuvė mūsų. Nu ne visa, dar lėkštės atskirai yra ir šakutės su šaukštais. Dedame į maišelį. Šituo savo daiktą esame labai laimingi. Nu, kaip rinkti reikia. Nieks nežino, nieks neatsimena. Ir dabar aš jaučiu. Kas vyksta? Kloju patalus. Sostą darausi. Štai toks mano sostas. Mūsų raketa jau pasiruošusi dirbti. Nu ką, išplaukiame. Taip yra po 80 ir mes pajudėsime. Po 80, tai panašiai palei planą 8, taip ir galvojom, kad bus. 6 žadėjom atsikelti, per 2 valandas išsikuisti ir 8 išvykti. Tai dabar šiek tiek pramiegojom, tai 10 minučių praradom. Palapinė paruošta ant priekio, sostas paruoštas, kitas sostas su bastūne karalienė. Na ką, keliausime. Judam. Judam. Kas vyksta? Plaukiame toliau. Esam dabar tokioj labai plačioj vietoj. Buvo ir platesnių. Bet nenufilmavom platesnės vietos. Nes pamiršom. Kaip sekasi? Visai neblogai, liko pusė, biškai mažiau nei pusė, kiek nuplaukėm jau. Jo, nuplaukėm apie 4,5 kilometrų. Pati pradžia buvo tokia lėtesnė, o dabar mums šiek tiek gelbėja vėjas neįprastai. Nes dažniausiai mes, kai plaukiam per šitą vietą Balstų,
Tai kaip tik į priešingą pusę mūsų vėjas neša. O dabar jis mums šiek tiek padeda. Turim nuplaukę 7 kilometrus iki Balskų persikėlimo vietos. Iki užtvankos liko nepilnai 2 kilometrų. Šiaip visai normaliai plaukiam. Geriau nei tikėjaus. Atplaukiam Balskų užtvanką. Dabar reikės mums persinešti valtį. Daiktus ant nugaros. Ne visus, aišku, kėdės palapinę paliksim. Reikės ten į kitą pusę persikelti. Kas vyksta? Nieko, nešamės. Kitą pusę. Persitempiam valtį. Dabar čia nusileisim. Šitu betoniniu pagrindu. Ir plauksim toliau į priekį. Prasidėjo smagesnės atkarpos su tokiais slenkščiukais. Ar mes dabar plaukiam į akmenis? Greičiau ir įsiveikinėja kilometrai. Fainiau. Tikrai čia fainiau yra. Net smagu plaukti, ne? Aha. Aha. Plaukiam pro Pagramančio regioninį parką. Tai yra apžvalgos bokštas šitas naujas, labai gražus. Ir iš kairės mums parteka akmena, tik mes dar nematome. Čia susijungia Akmena ir jūra. Į jūrą įteka Akmenos upė. Reikia kėdės susilenkti. Kėdės susilankstam. Reikia kėdės užsilankstyti ir viskas, ir lysti. Kas vyksta? Matome vietą, kur lipsime jau. A taip, anksti? Ne anksti, dar turėtų važiuoti mūsų pasiimti. Tai ne anksti. Šiandien daug nenuplaukėm, bet sustabdė Balskai nemažai mus. Bet plaukiam jau 7 valandas, o turim nuplaukę tik tai 19 kilometrų. Nu tai beveik Jau yra po 3. Po 3, dar kol atvažiuos pasiimti. Kol grįšime. Jo, kaip ir galėtumėm dar šiek tiek toliau plaukti, bet nelabai yra tokių gerų vietų. Normalių privažiavimų su mašina arčiau. O dabar turim labai gerą vietą, matom žvejybinę vietą, kur žvejodavo. Bus pramintas takelis ir šalia kelias, už kokį 10-15 metrų. Tai labai gera vieta mums išsilaipinti. Takiukas čia labai šauniai. Va, kaip prisiparkuosim. Va, čia. Tai gerai, prisirištinėm. Va, kaip gerai.
Aš jau užlipau. Aš irgi to. Na. Gerai, reikės tempti vis tiek valtį lauk. Taip, turime tokį takelį. Valtelę, tik labai nedaug reikės tikriausiai nešti. Tokiu takeliu. Tokiu, laipteliai padaryti, čia kaip ponams. Laipteliai. Tukšti. Taip, keliukas. Kažkoks lauko keliukas. Tuo keliuku veda į pagrindinį kelią. Ūkininkų keliukas kažkoks. Va, nuostabi vieta. Nuostabi vieta. Labai puikiai. Keliaujam atgal. Pasakysiu bastūniai, kad atstumas už 200 metrų kelias. Kelias už 200 metrų pasakysiu. Žodžio atstumas yra už 200 metrų kažkur. Oho. Kelias per Dilgėles. Ai, turim tai? Jo. Ką? Man Dilgėlės nepavyks. Niekam Dilgėlės nepatenka. Ką darom? Ką darom? Ką sprendžiam? Plaukiam toliau dar? Plaukiam toliau? Jau kaip pasakys? Plaukiam? Ne, mes pajuokavom. Pajuokavom, viskas gerai tenais. Okay. Kelias nuostabus, matysi, tau patiks netgi pats kelias. Na ką, mes jau pasiruošę paėmimui. Laukiam, kol atvažiuos. Viską susikrausim ir keliausime namo. Ačiū, kad žiūrėjote. Susitiksim kitais kartais. Iki. Ate.